Sveiki! Tai jo, čia vėl aš ir... Jo, žinau, keista mano kanale, kad vakar keliu video, dabar keliu, bet aš jau vakar kaip ir sakiau, kad kelsiu video iki pat kalėdų, tai jo, manau, jums tai patiks. Taigi, o per šią kalėdinę seriją aš jums parodysiu, kaip galima pasigaminti štai tokią kepurę. Tai jo, tai aš gal tiesiog jau nieko nebesakysiu ir eikime prie DIY, ko jums reikės. Žirklių, siūlų, liniuotės, pieštuko, flomasterių arba ką nors rašančio ir tualetinio popieriaus ritinėlį. Tai dabar jums reikia pasiimti ritinėlį ir liniuotę ir atsimatuoti su tuo kažkuo rašančiu 2 cm ir prispausti truputį, kad jis ir nusibrėžti su liniuote tokią liniją ir tiesiog iškirpti. Ir štai gaunasi toksai žiedas. Dabar jį galima pasidėti į šalį ir pasiimti siūlus. Ir dabar reikės jums labai daug siūlų. Jau turit prisikarpyti, maždaug štai, matote, maždaug tokio ilgio. Ir jo, kaip matote, daug siūlų. Dabar reikia pasiimti vieną siūlo gabalėlį, perlenkti jį per pusę, štai taip, ir prakišti tą kilpelę po tą ritinėlį ir štai taip užveržti. Tai jo, ir taip turite daryti aplink visą tą žiedą, kol visas bus užpildytas. Ir štai dabar, kaip matote, visą užpildžiau, užtrukau tikrai neilgai. Ir dabar reikia sudėti tuos, išversti tiesiog į kitą pusę ir pasiruošiu siūlą ir tuos visus plaukus reikia surišti štai taip. Aš viską rodau, tai matot. Ir dabar tiesiog gražiai apkarpau, kad būtų, toks gražus bumbulas. Ir štai baigta. Tai labai tikiuosi, kad jums patiko ši kalėdinė serija ir šis DIY. Jo, tiesiog aš šiam video neturiu daugiau ką pasakyti, tai jo, tiesiog, čiau, mano triušiukai, susitiksime jau rytoj. Iki!